kadangi aš nežadu, kaip sakant, su sienom bendrauti, su langais, blėt, komunikuoti, kadangi aš nebeturiu nei kur eiti, praradau savo kraują, praradau savo gyvenimą, praradau savo lovą, praradau savo būstą. Vienu žodžiu, šiandien lapkričio 9 ir aš pasiruošęs būsiu tiesiog nusižudyti. Nes mane nukankino, sutraumavo, išniekino. Su mano kūnu galėjo daryti ką tik nori, su mano protu, kaip sakant, ginklas visada nutaikytas į mano galvą stovi. Nebėra dėl ko gyventi. Ir tai nebus paprasta, lengva savižudybė, tai bus kančia ir galų gale. Kaip ir eilinius 3 metus maldauju aš jau jūs, nušaukit mane, aš negyvensiu tarp šitų debilų ir klausysius, kad jie geriau žino. Kai tiesiog paprastai ir aiškiai belio kokiam debilui tu papasako, kad jie savo akmenukus nori susirinkti ir neleisti ant jų net vaikščioti. Sunaikintas gyvenimas ir aš tau dar kartą, niekas manęs daugiau nebepradžiugins. Iškastruotas nachui, išprievartautas, kraujas nuleistas, eksperimentuotas, daromi įvairiausi tyrimai. Viskas, aš sakau, arba mane nužudot, arba aš tiesiog eisiu į gatvę žudyti.